Nu ką, pirmasis mūsų naujametinis pirkinys. Čia mandarinų paėmiau, nes kaimynės sušaldžiau mandarinus. Atpirkti reikia. Žodžiu, ką padarys? Agurkas. Agurkas. Višta. Vištytė kepta. Vištytė labai skani čia. Kažkas naujo? Sraigės čia. Sraigės kažkokios. 30 baksų. Rudam padaže. Paskutinė prekė, tai va taip. Svarbiausia, kad ir... Pabrangi tai jo. Čia. Lašiša kaip visada. Grietinėlė, salotos įvairios. Dabar pas mums šalta, tai galiu, kaip sakant, garaže laikyti salotas visas. Oi, garažas tai didelis šaldytuvas. Jo, pekan va riešutukai. Nuštinta duona. Daugiau, kaip sakant, dinga be prieskonių negali. Ir pasiėmiau planšetę 150 rublių. Kaip kupiškėniškai tabletė? Vajava Rapala. Čia kupiškėniškai? Nori garažą. Lempečkių, kaip be jų. Sausainukų turiu. Išnešiu voverėms. Stovi, aš nežinau, kiek čia metų. Nu, kvepia skaniai, bet. Reikia žvėrės šerpnės, lenda į lesyklą, nieko nepadarysi. Jau stovi prie vamzdžio. Va, akrobatė mūsų. Nu, bėgi jau nuo manęs, ne? Ateik duosiu sausainį. Tepeslinės, nieko ateis, sausainuką pasims. Bet jau taip atsargiai. Taip jau atsargiai. Nelenda dar prie sausainio, nelenda, tik uosto. Aplinkui atsargiai. Kas čia? Ar ne nuodai kokie? Eina ratais aplink sausainius. Nu taip. Kaip ir kvepia, kaip ir nieko būtų. Ne, neima sausainių kažkodėl. Labai keista iš tikrųjų. Žodžia, kad sintetika. Miau. Sakyk, labas rytas. Labas rytas, miau. Šitą irgi labas rytas, sakyk. Pas mus irgi pasnygo, kaip faina. Taip laukiau sniego. Reikia čia šviesas susidėti, kaip sako. Mūsų šitas jau nužydėjo. Šitas dar tik žydės. Šitą antrą, kaip sakant, žiedyną išleidus, irgi jau baigė nužydėti. Jo, katytės. Tigriukai. Žiūri pro langą, ne? Ot, kaip gražu. Truputėlį pasnygo. Reikia džiaugtis, kad tiek pasnygo. Norit katės į lauką, ne? Meškėnai nebuvo atėję. Oi, nieko čia nebuvo. Na, papūgas. Keliamės. Vištas. Vištytės keliasi. Labas rytas jums. Ei, nu kaip perekšlės, kiaušinukų padėjat. Labas, labas. Jau užtenka miegot. Aha. Šeimininkė savo pusryčius gamina. 2 kiaušinukai, čia yra naminiai kiaušiniai, todėl jie tokie melsvi. Čia nuo rūšies priklauso vištyčių. Taip, ir pas mus yra kas laiko vištytės. Yra tokių, kaip sakant, miestelių, kuriuose, nu, ne tai, kad galima, bet nieks nesako iš tikrųjų. O gal ir galima, nežinau, nieks nesako. Čia viena tokia mergaitė laiko vištytės savo, kaip sakant. Tai aš vyrui sakau, davai kokią vištą laikom namuose. Vaikščiu, tai jinai čia pas mus.
Žodžiu. Ir dėtų kiaušinius. Nu, kaip sakom. Nežinot, pirktiniai kiaušiniai yra visai kas kita. Yra, mačiau skelbimus, pardavinėja naminių kiaušinių, iš tikrųjų nemažai. Reiks užklausti tos pažįstamos, kad ar jinai parduos man. Jinai dabar tai man tokias 2 dėžutės atvežė dovanų. Tokias 2 dėžutės dovanų atvežė, bet kažkaip man pusrytukams visai nieko, porą kiaušinių. Tai norėjau parodyti savo pusryčius, nes visgi Inga čia kaip ir dietos laikosi. Labai aš dietos nesilaikau, bet laikausi, ne? Stengiuosi naudoti viską, kas natūralesnio. Kiek įmanoma, aišku, ką tu ten panaudosi. Duona, tai čia yra mano keptos, todėl aš pusryčiams valgau sumuštinius. Man patinka mano keptos duona, tai nežinau, aš valgau, bet tik iš ryto valgau. Anksčiau valgiau ir per pietus, ir vakarienį, ir visi kaip tikrai per daug tų miltų buvo pas mane. Ir porą kiaušinukų verda. Ir viskas, ir tokie pusryčiai. Kiek gaunasi gramais tos 2 riekelės, tai dabar pasvėriau. Kartais pasveriu pasižiūrėti, kiek tas sveria. Maždaug, kad žinočiau, tas proporcijas kažkiek. Kad nebūtų daugiau nei reikia. Vis tiek yra tas įpratis, ne? Kaip sakant, jei pradeda laikytis dietos, reikia sverti, ne? Tai virš 100 gramų. 113 buvo. Paskrūtinus, aišku, susitraukė biškį. Sviestas esu vieną kartą pasvėrus, tai 20 gramų, bet plius minus gali būti. Į kavą pilu truputėlį pieno. Paskutiniu metu nebesidarau kapučino, o truputėlį pieno įsipilu, labai nedaug. Ir viskas, kaip sakant. Kiek čia paskaičiavus kalorijų, nežinau. Nežinau, nenoriu skaičiuoti ir kam čia kvaršinti galvos. Geriau pasigrožėkime sniegučiu. Menkai pasnygo, bet nors kažkiek. O, mano draugė jau stovi ant šakos. Mes vakar riešutukų pabėrėm. Nupirkom specialiai riešutukų ir Mr. Basley ištepė vazelinu. Nežinau, kiek čia laikys. Kol kas jinai neužlipa. Ot tu, mano siaubas tu. Nedraugė tu man, nedraugė. Voverė man nedraugė. Ir sausainukų nunešu. Gal reikia riešutukų išnešti bliūdelį, kol čia neprisnygo. Einam riešutukų atnešim. Va tokius nupirkom paukštukams ale. Voverėms irgi toks tiek mažas maišiukas maičiu. Greit labai susinaudos. Kiti ten duoda su riešutus, kaip sakant, su visa žieve, bet pas to žinokit, kiek šiukšlių aplinkui, nežinau. Ir jūs norit valgyti, ne? Reikia pirmiausiai parūpinti visiems, o paskui pačiai. Kaip sakant, šitie bliūdeliai visi skirti gyvūnams, va tokie vat. Pas mus katėms skirti, gyvūnams laukiniams skirti, žodžiu, mes patys iš jų nevalgom. Sakant, pusryčiai voveriai. Čik, čirik, čik, čirik. Ryžas lysk. Ryžikai kur tu? Niekas nebuvo, atėjo. Aš tokių lasdelių dar įdėjau, čia sausiakas. Ryžiai. Kur katinas dingo? Kažkur jau nušutino. Ai, tupė. Ateik, tigriuk. Aš tikiuosi, kad tu ten nepakakojai. Sakai, pakakojai? Vajai. Ką padarys? Trešia. Nieko tokio.
iki pavasario, kaip sakant, iširs. Kakutis iširs. Laimas abidvi patelės maitina. Maitintojėlis. Va, žiūrėkit, stebėkit, kaip gamtoj yra. Patinai patelės maitina, taip kad vyrai, taip kad, kaip sakant, parėjo. Oi. Nu ką, reikta pleduką papakavot, kaip sakant, negražiai čia atrodo. Vaizdą gadina. Viskas, einu aš pusryčiauti. Skaniu ir jums pusrytėlių. Jei valgot pusryčius, o jei nevalgot, pasidarykit. Tai žodžiu, dabar tokie kaip priešpečiai kažkas tokio, nes vaisius aš mėgstu, tai mes juos nusiperkam, tai ir reikia valgyti, kadangi mandarinų prisipirkom, tai žodžiu, tai pasiėmiau porą kivių ir 4 mandarinus. Gal pasidarysiu dar kavos, tai va toks lengvas užkandis, nes aš jo noriu, suprantat, dabar pas mus kažkur yra 1 valanda dienos, tai va aš noriu va kažko va tokio cukriuko užsikrauti, natūralaus. Dėl jūsų pasversiu tą kiekį, kiek čia tų mandarinų luptų ir kiek kivio gaunasi. Gaunasi va šitie gramų, tai yra nemažai, tikrai nemažai. O, čia tie 4 tik mandarinai, ne? Kivio gaunasi 120 gramų. Tai va čia tokie, galim sakyti, kaip priešpečiai. Aš dar kavos pasidarysiu. Tai į kavą pilu, kaip ir rodžiau prieš tai, labai nedaug pieno. Čia jau virti grikiai, o čia vištytė, kaip sakot. Nu, bandom žiūrėti, kiek aš šitos vištytės noriu. Nu, dar vieną gabaliuką. 104 gramai. Nežinau, likutis arba bus jau vakarienį su likučių salotų, daugiau nieko tada nesidarysiu, jokių riešutų neimsiu, nieko. Aš tiesiog šaltus susimėsiu į salotas ir man bus gerai. Va šitai. Aš tiesiog noriu šiandien tuos visus likučius suvalgyti. Tikrai valgyti aš jau noriu. Nuo mano šito vaisių asorti praėjo 2 valandos. Nu tai žodžiu, vat, aš 1 valandą valgiau, tai va dabar jau po 3. Tai norisi man jau valgyti. Aš stengiuosi iki 6 pavalgyti. Ir nebevalgyti, jokių užkandžių nebesidaryti kokią 8 ar 9 vakaro. Ir žinokit, aš pavalgau vakarienę tą iki 6. Ir kokią 7-8, na, stengiuosi, ne iš karto aišku, bet stengiuosi kuo anksčiau dantis išsivalyti. Išsivalau dantis, tai tada tikrai, kaip sakant, nelysiu aš prie maisto. Tai irgi, žinokit, geras būdas va tokį dalyką padaryti, išsivalydantis ir tikrai nebelysit prie maisto. Bent jau, žinokit, man tas veikia. Man tas veikia ir labai gerai. Vandenį ten geriu, žodžiu, sulčių nieko negeriu. Geriu tik vandenį, jokių arbatų tada negeriu. Kai jau dantis pas mane išvalyti, tai aš nerandu prie nieko, tik vandenuko. Sėdžiu prie židinuko, šildomės. Tokia kaip ir drėgmė lenda. Nu taip vis tiek ir drėgmė, ir šaltis nuo grindų. Labai nefaina, kai grindys šaltos. Nu, žiauriai nefaina. Grįžo vyras, visas drebantis. Pasigavo bacilą. Jau ten matau nejuokinga, jeigu jis net alaus nepasiėmė butelio išgerti, žinokit, jau kaip sakant, vyras serga. Atsilingino, ne? Nušutino į lovą, žodžiu, persirengė rūbus, kad išprakaituot, išgeria va šitą. Brudelį mes jį vadinam, bet jis labai padeda. Kai tik susergi, nežinau, čia toks brudelis, bet jisai padeda.
Aš praeitą savaitgalį iš tikrųjų irgi šiek tiek purčiausi. Žinoma, ne tiek, kiek vyras dabar purtėsi, bet irgi buvo labai kažkaip viduj negera. Nieko daugiau nebuvo, tik purtė kažkaip iš vidaus. Prakaituoti kažkaip aš nedaug prakaitavau, labai minimaliai. Tai greičiausiai aš tos temperatūros ne ką ir turėjau. Tai 2 vakarus iš eilės geriau šitą brudelį. Dienos metu nieko, nei jokios slogos nieko, bet vakare toks purtimasis. Vyras tai dar ir koso. Čia kelintą jau dieną jis man toks įtartinas. Ką tik grįžo, 10 vakaro namo. Tiesiai į lovą, sakau, išgeri šito ir mauk į lovą. Nejuokinga, kaip sakot, nejuokinga. Tai išprakaituos, žodžiu, žiūrėsim kaip rytoj. Susirgo. Tai manau, kad ir aš kalsiu, nes aš pajutau irgi perštėjimą gerkliai. Jam užteko va čia praeit. Inga pajuto, aišku, pasigavo kažkur bacilą iš tikrųjų. Pamenat, aš rodžiau, kai kroviau lauktuvės į Lietuvą. Man atrodo, aš mamai tokį dėjau naktinį, jo. O toks žalias brudelis yra naktinis, o morkinis dieninis. Jisai labai gerai mygdo, žinokit, išsimiegi labai gerai. Tai va taip va. Tai va taip, tokios naujienos. Nieko. Visi sveiksta ir pasveiksta, ne? Nieko čia tokio. Žinokit, pradėjau montuoti video filmuką ir pusę medžiagos ištryniau. Aš visgi nusprendžiau nepasakoti apie tą svorį, kas buvo kažkada, nuo kada aš čia pradėjau svorį mesti ir taip toliau, kiek aš svėriau. Žinot, tai pagalvojau, nu tai čia visa tokia praeitis, jaunystė, buvo lengva ir dabar yra visai kitaip. Tai gal galvoju, gal kuriuo aš kas dabar yra, kaip man dabar seksis, aš nežinau. Jūs pamatysit, kaip Ingai seksis. Taigi pamatysit, ar mano tas pagurkliukas tirpsta, ar netirpsta. Pamatysit viską, jūs pamatysit, suprantat. Tad galvoju, nu kam čia dabar ta sena informacija, kaip sakant, jum kaip kišti į galvas, ne? Va taip bemontuojant, žinokit, jau buvau pusę sumontavus, ištryniau. Nes taip pagalvoju, nu pala, ar aš čia kažkokią praeitim gyvenu. Taip faina pasižiūrėti, kokia buvau gražuolė. Kokia buvau gazelė, gražuolė. Dabar tik gražuolė, ne? Na, geriau pasižiūrėkit, kaip kobros mušasi. Puma prieina prie Monos ir prunkščia. Geriau va čia pasižiūrėti, nei į mano veidelį, kaip sakant. Papugytės irgi jau ruošiasi miegoti. Šiaip jau tokio laiko aš jas uždengiu. Na, joms geriau yra uždengti, jos tada miega. Taip, jau miegučio nori. Nes Inga vis tiek dar miegoti neina. Aš kažkur žinau, kad 12, 1 valandą, kartais 2 valandą. Na, taip, pagrindė tai tarp 12 ir 1. Šiaip tai dažniausiai 1 valandą nušutinu miegoti. Toks mano kažkoks ritmas čia. Aš Lietuvoje žinau, kad su vištom eidavau miegoti. 10 vakaro. 10 vakaro pas mane tai būdavo. Jokiais aš naktinėjimais neužsimdavau. Niekados. Labai retas atvejis, jeigu būdavo, tai labai retas atvejis būdavo. Kad aš ten užsimčiau kažkom vos ne naktį. Ne. Bet čia yra kitaip. Čia kažkaip mes naktinėjam. Naktiniai paukščiai. Tai vat,
reikia čia jau jungtis visur, lempečkas visur išjungti. Na, o židinuką aš tai kol kas paliksiu, nes reikia man truputėlį čia pašildyti. Dar namuose pakankamai šilta, bet nuo grindų eina šaltis.